Apsilankius valstybinėje įmonėje Sodra, Artūrui Orlauskui užvirė kraujas. Gali mokesčiams atiduoti tūkstančius siekianti savo atlyginimą ir pensija vis tiek bus apgailėtinai maža. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar seniai toj Sodroj buvot? Prieš gal 3-4 mėnesius panašiai. Kodėl? Kas paskatino ten nueiti? Ta prasme, situacija buvo labai paprasta. Mes su Aleksandru Ivanausku Fara iš Rondo kalbėjom. Jis sako, va, buvau Sodrai, sako, moku tokius pinigus kas mėnesį, ten apie 1000 eurų kas mėnesį, jau 20 metų moka. Ir sako, man paskaičiavo pensiją 180 eurų bus. Ir sakau, baigti negali būti, nu vis tiek pinigai dideli, bet taip savaitę pakentėjau, paskui galvoju, reikia ir man nueit paklaust, ką jau jie čia man priskaičiavo, nes mano stažas yra nuo 81 metų, tai 37 metai, tai, sakysim, ilgiau už Farą galbūt dirbu legaliai, nors ir jisai filharmonijai dirbęs, ir aš filharmonijai dirbęs, ta prasme ir panašiai, tai nuėjau ir man sako, tai mes nežinom, kiek jūs gausit. Sakau, tai plaukit, tai aš atėjau dabar paklausti, tai kada jūs čia žinosit? Nu, kai jūs išeisit į pensiją, tai mes jums pasakysim, kiek jūs gausit. Ta prasme, sakau, tai jūs pasakysit man, kad aš nieko negaunu. Tai žaidimas į vienus vartus, aš dabar turiu mokėti visokius ten privalomus, ten ir neprivalomus, ir biški privalomus, ir biški ant privalomus, ir jeigu tam pavėlavai, to iš karto dėls pinigai, o jeigu jau jie nuo tavęs per daug nuskaitė, tai dėls pinigai nėra, ačiū, viso gero, mes tau rytoj grąžinsim. O kai ateini pensijos, jau sako, nu, sorry, pas tave per didelis darbo stažas sudegiai. Nu, tipo jau dabar nieko nesiskaito. Ir po to sakau, tai kiek mano stažo bent jau gal galit pasakyti. Sako, tai kai jums bus pensija, jums truks 11 metų. 37 metus atidirbau, legaliai. Paaiškinkit, prašau, tai kai aš išeisiu į pensiją, reiškia, man dar truks 11 metų pagal jų skaičiavimą. O tai gal jūs nedirbot niekada ant tos vadinamos knygelės? Aš visą laiką, visą gyvenimą dirbau ant knygelės vadinamos. Nuo tarybinių laikų ta knygelė veikia, jinai yra legali, ir filharmonijai dirbau, ir KPI dirbau, reiškia, universitete ir dirbau, radio gamykloje dirbau. Atsiprašau, o ta darbuotoja, pas kurią nuėjot jūsų bylą pakėlė, ji mato, kad jūs visur dirbot? Jinai atsidariusgi mano kodą suvedė ir jinai viską mato. O tai kodėl jums to stažo trūksta? Nu, dėl to, kad stažas skaičiuojasi labai unikaliai. Jie skaičiuoja, kad, reiškia, jeigu tu va taip dirbi dabar pagal individualią veiklą, tai tau kaip ir nesiskaito ta veikla, bet biški skaitos. Tada iš kitos pusės jinai nepilna skaitosi, tada tau skaitosi metai ne už metus, o metai skaitosi už trečdalį, tada tų metų tau pritrūksta ir tada, kai tu suskaičiuoji, nesvarbu, kad tu sumokėm 1000 ar 5000 už tą mėnesį. Nesiskaito, nes tavo metai net tokie metai, jie negražus metai ir tau pritrūksta vat. Ten skaičiavimo formulių priburta tiek, kad jie patys nesusigaudo kaip yra. Sakau, darbuotoja pasakė, mes nežinom, nes nematom, nuo sausio 1 pasikeitė tvarka, mes tau pasakysim, kai tu išeisi į pensiją. Tai kokie tie jūsų mokesčiai kas mėnesį? Tai yra privaloma, reiškia, privalomas sos draudimas. Sveikatos draudimas. Taip, sveikatos draudimas privalomas ir senatvės pensija mokė dar mokesčius, taip. Tai yra 2 dedamosios, kurios yra neva tai tokios. Jeigu dirbi dar antrą darbą, tai moki antrą kartą sveikatos draudimą ir antrą kartą moki šitam pensijai. Jeigu dirbi trečią darbą, tai moki trečią kartą sveikatos draudimą ir trečią kartą moki. Ir visą laiką moki, bet kai nueini, pavyzdžiui, gydymo įstaigą, tu negauni jokios paslaugos. Tai jūs 3 gausite pensijas, jeigu jūs 3 kartus mokate sveikatos. Buvo, kad aš gaudavau 3 kartus. Ta prasme, 3 iš 3 atlyginimų mokėdavau visur Sodra. Tai 3 pensijas gausite? Turėčiau gauti 3, bet jie neskaičiuoja, kad net ne vienos negaunu. Nes nepriklauso tau. Beje, kaip jūs vertinat tą, kad kiek jums liko iki pensijos, jeigu čia taip galiu? Man liko, sakysim, 9 metai pagal tą, reiškia, iki 65 metų. Ir jums dar negali pasakyti, kokia ji bus apytikriai? Jie dabar nežino. Nes nuo sausio 1 neva tai pasikeitė sistema, jie dabar galvoja, tai kai aš išeisiu į pensiją, sakys, žinot, neišėjo. Jūsų stažas 60 metų sudegė. Pradėkim nuo nulio. Ten sistema yra tokia, ten yra ne tai, kad vagių kontora, ten yra, žulikų kontora konkrečiai. Įstatymai padaryti taip, kad niekas nesuprastų ir jie tame tarpe nesuprastų, tada belekai paskaičiavai ir tu amžinai teisus. Jiegi amžinai teisus. Buvo tokia situacija, kaip man už individualią veiklą turėdavau sumokėti iki rugsėjo mėnesio, sakysim, 2500 litų. Ten buvo tokia suma ir man buhalterė, tu būtinai ir turai sumokėk, nes spalio 1 tau nuomaus kelnes. Kaip dabar atsimenu, rugsėjo 23 sumokėjau, tos 2500, viskas truko. Išvažiavau į Lenkiją su reikalais, nuvažiavom, pabuvom, grįžto atgal, iki sienos liko 100 km, duodu kortelę, kūro prisipylęs pilną bako. Man Lenkas sako, nepracuoja. Duodu kitą kortelę, reiškia neveikia. Duodu kitą kortelę, nedirba. Duodu trečią kortelę, nedirba. Aš galvoju, apvogė kažkas.
Gerai, kad turėjau grinų, susimoku, nes jeigu neturėčiau, mane areštuotų, pilną baką vagis atėjo, grįžtų atgal į Lietuvą, pasitikrinu internete, nuo visų sąskaitų nurašyta po 2,5 tūkstančio, ta prasme, ir nuo įmonės sąskaitos mano, po 2,5 tūkstančio, ta suma ir visos sąskaitos užblokuotos. Kas tai padarė? 10 000 nurašė Sodra. Tai jūs apvogė, jūs teisus. Vienareikšmiškai. Sodra. Tai buvo spalio vidury, nes lapkričio vidury aš pastebėjau šitą. Ar jūs perspėjote? Atsiprašau, ar gavote prieš tai įspėjamų laiškų? Jokio įspėjimo, tiesiog surprizas kolonėliai. Nuėjau aiškinti, savaitę laiko kariavau, iki muštinių vos ne, prižadėjau kažką užkasti ten vietoj, sudaužyti galvą, tai tada jie sako, sorry, klaida. Tiksliai, klaida, bet mes jums gražinti negalim, nes dabar biški, sorry. O tai sakau, tai kada gražinsit? Gražinsim prieš Kalėdas gruodžio 24. Su delspinigiais? 3 mėnesius pavogė pinigus, 10 000 gražino, ne ačiū, nesudė, viso gero, čiošk laisvas, gerai, kad netikė. Mėginote, nežinau, teisme ieškoti, na, jums delspinigiai priklauso. O su valstybė pasiteisi? Taip. Kokiu būdu? Nežinau, sugalvojau, labai džiaugiuosi šito Su klausimu. valstybė teisės, atsėdėjo 6 metus ir su džiugesiu išėjo, dabar nenori teisės. Na, aš išgirdau, kad jūs vos nesmurtu arba smurtu grasinote Sodros darbuotojai. Pakeltų balsų, tai tikrai. O kaip su jumis bendravo, kai jūs buvot nuėjęs tos pensijos? O kaip, jie vis tiek tave nuskaito, kad tu esi šiukšlė ir viskas. Kodėl šiukšlė? Paprastai, nu jie iš mano pinigų gyvena, bet jis esi šiukšlė. Kiekvienas žmogus yra šiukšlė. Čia tokia valstybė, tokia geniali yra. Tu esi šiukšlė. Sodros atstovų niekas negalėjo ateiti, mažo to kompetitingi šiuo klausimu kalbėti, kaip suprantu, dėl individualios veiklos apmokestinimo yra tik 3 specialistai. Tai nei vienas iš jų negalėjo ateiti, bet gal jūs ne su tuo kalbėjot? Tai čia ne tik individuali veikla, čia ateini išsimuši šitą kvituką, yra tavo specialistas, kuris, nu, tai atidaro tavo bylą, ašgi turėjau ir atlyginimą, reiškia, ir darbę atlyginimą, reiškia, kaip savo įmonėje atlyginimą gaunu. Ir individualią veiklą aš 2 kartus visą laiką mokėjau. Ir jie man sako, tai čia nesiskaito, kad tu 2 kartus draudiesi, 2 kartus moki pensijai, nesiskaito. Ir toliau mokėk, nes, nu, taip reikia. Dainininkas Mino turi savo versiją dėl tų 2 mokesčių. Labas vakaras. Jūs planuojate 2 kartus apendicitą išsipjauti, tiesa? Aš visą laiką atsakau, ta prasme, ten, tai jeigu aš 2 kartus moku už save, už tą sveikatą, kaip man ką nors, mane ką nors pagydykit 2 kartus tą patį daiktą. Išimkite apendicitą, įdėkite atgal, vėl išimkit. Kad atidirbtų, ar ne, valstybė už tą, ką jūs sumokėjote. Turime svečiuose Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos prezidentą Šarūną Ruzgį. Labas vakaras dar kartelį. Prašau jūsų paaiškinti, ar čia tiesa, gal čia artistai, žinot, menininkai nesusigaudo skaičiuose, gal visai nėra čia tų 2 mokesčių. Kaip veikia sistema? Na, apie 2 mokesčius turbūt sudėtinga man būtų komentuoti, bet apie stažo kaupimą tai iš tikrųjų yra specialios formulės, kiek mums irgi tekia gilintis. Tai aišku, nuo šių metų gal šiek tiek paaiškėjęs tas procesas, kaip jie tą skaičiuos, nes bus skaičiuojama nuo pilno etato dirbančio visus metus, nuo vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Pilno etato bus kaip priskaičiuoti vieni stažo metai. Būtent nuo vidutinio darbo užmokesčio. Koks yra vidutinis darbo užmokestis dabar Lietuvoje? Šiuo metu apie 900. Apie 900 eurų. Bet apie ką kalba? Reiškia, jeigu atlyginimą kažkas gauna 400, reiškia, jam stažas už metus nesiskaičiuoja. Jeigu 600... Skaičiuojasi ten 0 kiek nors, ta prasme. Būtent, nesiskaito metai atidirbti. Tu atidirbi 50 metų, sako, tau padauginam iš 0,6 ir tau trūksta 10 metų. Tai kaip pamenat, prieš